Nu, tu palauk, niekšelė, tu. Kas čia dabar? Kas čia? Čia yra maža gyvenimo pamokėlė. Su grandininiu pjūklu. Nu taip, ką tu nematai? Ir ką čia taip mokysit? Tai kaimyną. Šmikis matai medį nupjovė. Bebras atsirado. Stovėjo gražuolis klevas prie mūsų tvoros. Tai jisai matai nurėžė. Sako, oi, man meta šešėlį ant baseino. Nu, aš už šitai tai tikrai nedovanosiu. Nežinau, kad jūs medžius taip mylit. Baigtų. Pats mielai tą medį būčiau nudžyrinės. Tiesiog dabar man tas kaimyno baseinas matosi. Nu, aš suprantu, jeigu ten prie to baseino degintųsi kokios ten panos, žinai, su bikiniais. Arba be. Tai ne. Kaimynas ten pats deginas ir dar tą savo seną žmoną atsiveda. Kas čia per kaimynas toks jūsų? Nu, ką žinau. Milijonierius koks nors. Neįsivaizduoju, čiagi kitokia tai negyvena. Įtariu, kad ten kažką su dujom aklevojo. Kodėl taip spėjat? Nu, todėl, kad smirda jisai man. Žodžiu, nupjovė jisai tą klevą. Tai aš už tai jam visas pušaitės išguldžiau. Tada jis man gyvą atvarė iš Romijo. Tai dabar mano eilė. Tai ką pjausit? Nu, vandentiekio vamzdžius. Pažiūrėsiu, kam jam tas baseinas be vandens. O gal geriau būtų draugiškai su kaimynais sugyventi? Draugiškai. Nu, tai tada reiktų susipažinti. Taigi čia tau ne bendrabutis, kad savo kaimynus pažinočiau. Nu, ne tam aš ginamą pirkau su dideliu sklypu, kad paskui reiktų su kaimynais ten sveikintis. O jūs neturit sodininko, kuris tvarko aplinką? Nu, tai aišku, kad turiu, 2 turiu net. Bet tai jie tik tai sodint moka. Kai liepiau pušelės išverst, tai sako, šeimininkė, juk tokie gražūs medžiai, gal nereikia, pasigailėkit. Tai iš karto abu atleidau. Mano ego yra kietesnis už medį. Nors ne, mano ego yra plieninis. Švis ne. Deimantinis. Kam to nėrgi nieko kiečiau už deimantą, ne? Nieko. Tai va, tai bus mano principas. Deimantinis. Nebijot, kad kaimynas už vamzdžius jums elektros liniją nupjaus? Tai tegul tik tai pabando. Tada aš... Nu ką, nu tai aš šiukšlės išpilsiu jam per tvorą į jo sklypą. Nors čia gal per žiauriai. Geriau aš su vienu iš savo džipų jam išvažiavimą užstatysiu. Jūs tikras keršto demonas. Žinau. Nu ką, kaimynė, kur tie tavo vamzdžiai? Sausra prasideda.